Nu tai ką, sveiki. Šiandien turim penktadienį, ką tik grįžau iš Kauno, tiesiai lėkiau darbiuką. Penktadienį pradedam nuo to, kad yra grįžusių keletą detalių. Tai reikia susitvarkyti grąžinimus. Tai prie jų dabar ir einam. Pabandysiu kažką pafilmuoti, kaip man seksis. Ką tik atlėkėm į darbą ir jau iškart pardavėm variklį. Labai gera dienos pradžia. Pradėjau dabar tvarkytis grąžinimus ir iš karto pirmą dėžę, kurią pasiėmiau, noriu parodyti kokias detalės, kaip mes jas gaunam. Tiesiog išsiuntėm varikliuką ir jį parsiuntė iškritusi vos ne iš dėžės, suplėšta viskas ir bet kaip, bele kaip, tai nežinau, ar čia didesnė kaltė žmogaus ar kurjerio. Matau pagal paštą, kad prancūzų, tai labai įdomu, ką rasim dėžiai. Tai dabar dar norėjau papasakot, kaip viskas vyksta. Mums grąžina detalę, mes ją turim apsižiūrėti. Tai parveža mums detalę, mes būnam viską susižymėję, kad niekas nebūtų ardyta, niekas nebūtų sulūžę, jokie varžtai nebūtų sukti. Matom, vat, ir etiketės mūsų paliktos, viskas. Tai šitas grąžinimas tiesiog žmogus parašė, kad netiko jo automobiliui. Dabar einam prie kitų. Išsipakuojant grąžinimus, tiesiog nežiūrėjau, ką pakuoju ir viskas. Ir išpakavęs pamačiau, kad gavom turbūt, kad kalėdinės dovanas iš autogido. Labai smagu, tuoj pabandau išsipakuoti ir parodysiu. O autogidas, ačiū labai už kalėdinės dovanas. Standartiškai turbūt kaip ir kiekvienas mokykloje esam, tikrai ne kartą draugui dovanoja puodelį, tai čia turbūt top 3 kalėdinę dovaną draugui, bet puodelių mums dar visada trūksta ir to labiau, kad jisai metalinis, tai tikrai pasitarnaus. Tai antra dovana būtų Lestos ledo tirpiklis langam, tai irgi labai reikalingas daiktas, nes kai reikia staigiai pasitraukti mašinas ar jas pajudinti, būna užšalę langai, tai reikia laukti, kaitint pečiuką, šildyti mašiną. Labai užtrunka, o ši priemonė tikrai mums pagelbės, tai labai didelis ačiū. Prie to pačiai komplektą ledo grandiklis. Čia turim Areono kvapnėje žvakę. Tikrai ofise užsidegsim, kalėdiškai, jaukiai ir labai skaniai kvepia. Tai autogidas tikrai labai didelis ačiū už dovanas, labai smagu. Raliukė, boosteris kitam gale. Penktadienis, darbai pabaiga, turbūt kaip ir kiekvienas. Penktadienį nepersistengiam, nepersidirbam, bet pas mumis toks dalykas, mes penktadieniais pasiruošėm darbus pirmadienį. Tai pirmadienį pradedam ardyti 2 mašinas, tai jas įsivaryti vidų, tai paslengint, kad pirmadienį nuo ryto nereiktų šalt lauke anksti. Ir iškart būtų galima pradėti ardyti mašinas. Dabar pabandysiu jums tai ir parodyti, kaip visas veiksmas vyksta. Tai yra rakteliai. Rakteliai yra? Yra. Exclusive Car Air Freshener ir Cabana for Men. Neblogi. Senoviniai. Net paskepinsiu iš kad. Bro, what are you talking about, man? Kad vis tiek penktadienis pasibaigė. Arba užšalė. Nu nežinau, šitie ne. Čia dar turim kažką biškį. Čia tas mašinai, bet mes laukia. Penktadieninis toks kvapas. Probleminis gal. Nėra jėgų mašinytį. Kvapukų žmogus tikrai nepatiko jam, kai smirdėjo mašiną. Tai bent jau tas gerai. Jaučiu ką, ne. Kažkur čia labai tuščia. A ne? Ko čia nėra, turbinos nėra. Situacija tokia, kad parduota turbina, tai nežinau, kaip užsikurs mašina. Keistas dalykas toks dabar visiškai, ne į temą, nežinau. Žmonės pirko dangtį galinį automobiliui, šitą mėlyną. Ir galiausiai rezultate mes jau nupirkom visą mašiną, tai matau, kad dangtis yra mūsų pagal užrašymą. Tai būna irgi tokių pasitaiko, kad parduodi detalę žmonėm, kas vietiniai Šiaulių. Ir tada galiausiai tiesiog
žiūri, kad tavo detalė grįžta tau. Yra tai buvę su varikliu, kad pardavėm variklį ir žmogus sudaužė mašiną ir tiesiog nupirkom visą mašiną su to pačiu varikliu. Tai kaip ir gaunas dvigubai uždirbi. Nu, bandom, žiūrėsim. Oi, gesingi. Nedarykit vaikai taip. A few minutes later. Nu va, tik ką gavom dovanų. Užspėjau buteliuką išpurint, bet situacija tokia, kad reikia įsivaryti mašiną į ardymo zoną ir apšalę langai. Ir kadangi nėra kelių detalių, tai reikia ilgai nekaitint ir greitai važiuoti. Tai pabandom, kaip čia veikia šitas daiktas. Turbūt problema ne čia bus. Vakar problema. Nu, galiu pasakyti, tikrai reikia priemonė, tik aišku, gal ne kai iš vidaus prišalė. Gerai, kad bent jau auto. Patrankybišiai. Ne šitą. Ne šitą! Tai aš jau langus nusivaliau viską. Sakiau C4. Ai, nu. Čia irgi C4. Ai, aš nesupratau apie... Tai o jeigu šitą varom? Būna ir tokių situacijų. Būna ir dar taip. Nu, čia jau labai mane išblaškė, šiaip tai nedarau aš tokių nesąmonių. O varikliukas dirba birbė. Gavom dovanų, reikia ir naudot dovanų. Nu, kitam automobilį, kurį varysim į vidų, šito dalyko neprireiks. Nes automobilis jau stovi be variklio. Pabandom tą pastumt dabar, jeigu jo nereikia. Šitas žvėris. Įdomu, užsikurs ar ne? Opa! Prisiminiau, kad šis automobilis turi dėžės defektą. Tai labai taip, kai su vežimu. Dabar reiktų šitą. Praktiškai driftkaras. Važiuok. Turi dar dirželį. Pliusas. O, reiškia, buvo numiręs. Einam, pažiūrėsim da ten, kas gera yra. Tomorrow. Labas rytas, šiandien turim šeštadienį, 9 ryto. Pirmas darbas nuo ryto, reikia straptelti į depo, reikia nusipirkti dėžių detalių sandėliavimui. Tai būtent dabar ten ir važiuoju. Pabandysiu jums kažką pafilmuoti ir papasakot, parodyti, kokias dėžės naudojam detalių sandėliavimui. Mano fėja ir gyvenimas gerėja. Tai dėžės nupirktos, tokios dėžės. Reikėjo man jų daugiau, bet daugiau nebuvo. Tai jeigu kažkas žiūrit, matot ir pardavinėjat tokias dėžės, tai būtinai parašykit. Jeigu bus gera kaina, sutarsim, tai tikrai nupirksiu didelį kiekį dėžių.
Dabar į darbiuką. 20 minutes later. Dabar kitas svarbus savaitgalio darbas, tai yra pasiruošti ateinančiai savaitėjai siuntinių pakavimui. Tai dabar važiuojam pasiorganizuoti, taip sakant, dėžių kartoninių. Tai jeigu žmogus leis, pafilmuosim šiek tiek kaip kraunam, jeigu ne, tai tada daugiau papasakosiu, kai grįšim į vietą. Tai va, lekiam. The next day. Nu tik ką, šiandien turim sekmadienį, atlėkiau darbiuką. Vakar ties kažkuria vietą pasakiau, nebepasakojau apie dėžės. Tai vakar, kai sakiau, kad važiavom dėžių, tai buvom dėžių, bet tik nieko nenufilmavau, ten taip staigiai susikrovėm, čia grįžom irgi darbelių ir nieko nebepafilmavau. Šiandien parodysiu, atvažiavau darbą šiek tiek apsitvarkyti tas pačias dėžės ir dar vakar buvau dėžių, tai turiu visą bagažinę pilną dėžių, tai reikia jas susitvarkyti, susinešti vidų. Šiandienas toks planas, tikiuosi neužsibūt darbę ilgai, nes sekmadienis labai nenoriu šalt, prisnigo dar. Pabandysiu jums kažką parodyti, kaip aš ten tvarkaus, kokios dėžės turim, kažką gal įdomaus papasakosiu. Dabar leikiu persirengti, susinešti dėžės ir susitiksim kitam kadre. Peršukau darbinius rūbus, įsikroviau mašiną, viską susinešiau parduotuvę, visas tas detalės. Reikia man va tokią krūvą dėžių susitvarkyti ir paruošti rytoj, kad Hebra atėjo pakuotis užsakymus. Viską labai gražiai, paprastai, staigi rastų ir užtruktume kuo mažiau laiko ir kuo greičiau išsiųstume užsakymus. A few minutes later. Apsimėčiau dėžės. Ilgai, tikrai ilgai čia aš suvargau biškis tom dėžėm, viską įsitraukiau laukan, tada gražiai stengiaus, bet nežinau, užmeskit akį, pažiūrėkit. Tai ten didelės dėžės, čia jau sulankstytos. Čia turim biški paralonų visokiausių, kamšalo, turim mažų dėžių, dar didesnių dėžių. Žodžiu, turim daug dėžių, daug jų ir sunaudojam. Dideliem gabaritam dėžės laikom kitam angare. Aš taip įsivaizduoju geriau, kai turi daugiau ir kai niekas netelpa, negu kai neturi dėžės ir tada jau verties per galvą. Nes irgi taip ne kartą yra buvę, tai gyveni ir mokais, ką aš galiu pasakyti. O dabar einam ieškoti toliau veiklos. 20 minutes later. Varom į vertimą! Pažiūrėkit, kokį bolidą nupirkom! Tai kaip jums toks baltas Peugeotas? Tik šį kartą turim Peugeot 308, 1688 kW universalas, smūgis matot patys. Tai kad visiems būtų aišku, nes po kas antrų video gaunam po 1-2 komentarus, kad čia kaip čia tokias mašinas, čia netvarky, čia vienas rašė, kad ten, kur jis gyvena, uždraustos tokios mašinos, tai jūs supraskit, mes dalim prekiaujam. Mes tų automobilių nekeliam, mes juos ardom. Tai nesiparinkit. Turim didį teliką, visi airbagai, lubinių neskaitom, nes užvirto, bet panelė, vairai, kojos, diržai, viskas veikia, galas neliestas, gražus, turim kablį, yra lieti ratai, tai jei kažkam kažko reikės, rašykit, suderinsim gerą kainą. Tai mes jau ne vieną automobilį jums parodėm, bet taipogi turim ir labai didelį kiekį automobilių jau pilnai išserdę, susisandėliavę. Tai vien Autopliuse turim virš 400 skelbimų. Tai visus šiuos automobilius galite rasti Autopliuse. Nabekas Autoplius susivedė į internetą, tai iškart mūsų išmes. Arba jau išardytas ir sukeltas dalis į Ovoko platformą, arba kitaip per RR, tai galite rasti arba tiesiog nusiskanavę QR kodą, arba į paieškos lauką susivedę rr.lt _ Nabekas. Tai jūs iškart nukreipsi visas mūsų turimas detalės Ovoko platformoje. Nabekas sveikina jūs su artėjančiamis šventėmis. Norėčiau palinkėti jaukių kūčių, gražių kalėdų, sutikit šventės su artimaisiais, pasidžiaukit vienas kitu. Gražių švenčių visiems, o mes bėgam ilsėtis. Viso gero,
pasimatysime kitą šeštadienį, ko gero. Viso.